Sveiki, čia Reidas. Kukli eismo įvykių kronika iš Klaipėdos ir Klaipėdos krašto. Ir šiandien laidoje žiūrėkite. Aną vakarą prie Jakų žiedo leidžiantis nuo Kauno susidūrė lengvasis automobilis ir vilkikas Volvo. Metus pirmą žvilgsnį atrodo, kad Audi vairuotojas bandė apvažiuoti vilkiką dešiniu vienpusio kelio kraštu, nes jaunuolis sako, kad neva jis stovėjo. Tai kas buvo? Kas buvo iš jų? A lindai tu? Nelindau, sustojęs jau buvau. Sustojęs buvai? Sustojęs, tai važiavo. Labą dieną. Labą vakarą. O kaip buvo, sakykit? Važiuoju. Man rodos, čia viena eismo juosta. Taip, čia yra viena eismo juosta. Taip, va, pažiūrim, va. Nu tai važiuoju, eismo juosta. Aš jau net nemačiau tamsoj. Aha. Su kažkas subarškėjo. Žiūriu, kad tai reikėtų atvorų nuvaimti arba žaliai važiuoti. Geriau buvo. Būt nieko nebuvo. Aišku. Bet jūs jo nematėt prieš tai važiuodamas. Jisai sako, kad stovėjo. Nu, aš važiavau priekį, manęs kitos mašinos žiūrėjau, kad laikais atstumį žiūri. Negalvoja žmogus, kad čia tau kažkas daro. Bet jūs, pavyzdžiui, po tą juostą nesiblaškėt. Jūs važiavote vieną juostą ir viskas. Kaip man važiuoti? Taip. Kaip stoja mašina. Matau. Kol atvažiuos policija, susidarė vilkikų eilė. Kaip prie kokio Lavoriškių posto. Vieno vilkiko vairuotojas namuose nebuvęs 17 parų tiesiog pasiuto. Sakė, kad reikia iš tokių gobtuvinių vairuotojų atimti vairuotojo pažymėjimą ir sudraskyti dokumentą. Atvažiavo policija ir paneigė visus jaunojo vairuotojo kliedesius. Pagal apgadinimus įbrėžimą galinio rato arkoje, automobilio nuokrypį nustatyta, kad Audi vairuotojas važiavo ir dėl avarijos jis yra kaltas. Pasitaikė geri policijos pareigūnai, jie pasiūlė pildyti eismo įvykių deklaracijas. O jų galėjo užregistruoti avariją, tada kaltininkų grėstų ne tik piniginė bauda, bet ir poilsis be vairuotojo pažymėjimo. Vieną ketvirtadienį apie 8 val. Vakaro Imanuilo Kanto gatvėje automobilis Peugeot 406 numušė automobilio Rover veidrodėlį, po to sankryžoje su Juliaus Janonio gatvė išvažiavo priešingą eismo juostą, užšoko ant šaligatvio, čia numušė sunkią ir tvirtą šiukšlių dėžę, kuri nesudužo, o tik apie 10 metrų buvo nusviesta šonan. Tada automobilis grįžo į gatvę, kitoje jos pusėje trenkėsi į automobilį Toyota ir automobilį Mercedes-Benz, šie abu buvo suglausti. Toliau paskui save palikdamas tepalų šleifą, automobilis Peugeot nuvažiavo apie 350 metrų ir sustojo prie viešbučio. Vairuotojas pabėgo. Laidos Reidas Facebooko paskyroje, kurią mėgsta 25 000 Lietuvos žmonių, paskelbus šią informaciją, kažkas atrado skelbimą, kad šis automobilis yra parduodamas už 800 eurų. Nurodytų telefonu niekas neatsiliepė, o rytą į policiją atėjo jaunuolis, kuris prisipažino, kad gėrė su draugu, draugas lūžo, o jis paėmė jo mašiną ir ją sudaužė. Jaunuolis vairuotojo pažymėjimo neturėjo, tad paklauskim, ar 1500 eurų už tokias išdaigas turės? Ankstų penktadienio rytą Klaipėdoje Joniškės gatvėje išsirikiavo Uostamiesčio kelių policijos biuro ir patrulių rinktinės ekipažai. Tradiciškai buvo tikrinamas vairuotojų blaivumas. Per pusvalandį trukusį reidą tarp daugelio sustabdytų mašinų 2 vairuotojų organizme rasta leistina norma alkoholio. Abu išvakarėse vartojo alkoholį. Vienas pusilio 0,36 promilės alkoholio. O, labą dieną. Štoks rytas, labą dieną. O antroje organizme aptikta 0,16 promilės alkoholio. O tai ką pats vakar gėrėt? Alaus pitelė. Alaus kiek, daug? Du alaus. Taip. Tai turėtų nieko nebūti tada, jeigu dar pirti 0,16. Reikiau leisti mašyti. O stažą turit? To tik pasirašyti reikės papirėlį ir viskas. Įsipreisė, ne? Susvytą, pučiausi. Gal ir vairavau. O kiek pas tave rodė? Prieš kiek laiko? Prieš 10 minučių? 021 prieš 10 minučių. Nusipratau. O visą laiką taip darai? Taip. O tai prasipūti ryte iš vakaro gėrė. O ką, suvažiuosi girtas? Ne, tai šiaip įdomu, nes žinok, nuo 2 alaus neturėjai pripūsti, žinok. Viliau, nuo 2 alaus neturėjai pripūsti. Pripūsiu, negeriu beveik mėnesį laiko. Ne, nu bet taip, sakau, viskas svarkuoju, normos ribose, kas leidžiama. Bet taip, atvirai. Kiek iš vakar buvo, čia už tai nieks nenubaus, bet taip, dėl bendro. Iš tikrųjų, gal kokius 4 alaus. 4 alaus. Nu va. Va, dabar Kažkas panašaus. Iki kelių valandų, pažiūrėjau. Iki 12, ne? Dabar 8. Žmogus, jeigu kiek dabar valandų yra? 8. Pusė 8. Nu tai svarbu, bet jeigu darbė, kur nors dirba nelabai, da gal tokia. Kitur nuliai yra.
Taigi vaikinas savo asmeniniu alkotesteriu nusistato sau leistiną girtumą ir vairuoja. O mes netikime, kad rytą galima pripūsti išvakarėse išgerus 2 butelius alaus. Na, nuo 4 gal. Ir tai tik gal. Prieš 8 val. Ryto prieš paskaitas policijos ekipažai netikėtai išsirikiavo prie Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos. Čia vienas vairuotojas buvo įspėtas, kad legaliai vairuojant mašinas nuo rugsėjo mėnesio dėrėtų ant automobilio Škoda Superb užklijuoti klevo lapą. Mokytojai ir dėstytojai į paskaitas rytą vyko tvarkingai ir drausmingai. Po 8 val. Ryto policijos ekipažams krausantis į kitą reido vietą buvo gautas pranešimas, kad kitame miesto gale Žardininkų gatvės 18 namo kieme pilietis išdaužė automobilio langus ir įlindęs į vidų kūčiasi po svetimus daiktus. 2 ekipažai pasileido per miestą kaukdami sirenomis ir įjungė švyturėlius. Automobilio Volkswagen Golf pareigūnai rado šį 46 metų pilietį. Jūs tik paklausykit, ką jis šneka. Iš kazino namo jau. Čia draugas gyvena. Nu kaip čia atsidūrė pačioj mašinai? Kaip pačioj mašinai? Nu kaip atsidūrė? Nu, pažiūrėjau, kas yra. Langus. Ką gero? Magnetofonas nekoks. Da, man tas magnetofonas. Kodėl? Prastas? Aš pinigų turiu kaip jis. A prastas? Kas yra? Ką? Per prastas? Ką tai? Nu prastas, netinka, kas? Netinka. Kodėl? Netinka. Aš nuo 2007 nesėdžiu. Ką tu nori? Vaikeli, tu mane neuždarysi, ne ant 2 valandų. Ant ankajatorių, ant 2 su parodų. Aš atsidėsiu. Čia Kona, ne? dėjau. AKPZ didžioji mano brolio žmona. Tai pragulkis. Ateik. Mašinos langus iš abiejų pusių jis išdaužęs akmenimis. Maišelėje rastas magnetofonas, moteriškas laikrodis, daug kitų daiktų. Apžiūrint kiemą po balkonu rastas dar vienas magnetofonas. Vėliau aptiktas dar vienas išplėštas automobilis Audi ir vėliau dar vienas. Tuo metu į įvykio vietą atėjo apiplėšto automobilio savininko, sunkiai vaikščiančio invalido žmona. Senutė norėjo nekadėjui pažiūrėti į akis. Ji numaukšlino nuo vagies galvos gobtuvą ir buvo pasiryžusi duoti niuksą, tačiau buvo sudrausminta policijos pareigūnų. Be to užteko, kad vagis aplinkiniams pradėtų grasinti įtakingomis pažintimis ir sankcijomis. Aš vis palenėliokį pagausiu. Jūs turėjot mane... Kas bus? Pažiūrėsit, kas bus. Suplika, suvarė. Vieną. Pažiūrėsiu, kas bus. Tai ką jūs dar grasinat? Nega, aš tik grasinu, tu turi mane tenais. Kur aš turiu? Ar pasavę mašinai laikyti, a ne žemės 2 valandas. Aš kur radau, aš jūs ištempiau iš mašinos, ištraukiau. Taigi reikėjo turėti. Tenai. Tai jūs norit, kada į lovą paguldytų? A jis su ta plyta išdaužė langus? Va, su ta plyta? Ir su kita plyta. Viduj, radom viduj, jau viskas susikruojęs. Susikruojęs daiktus. Už narkotikus prisipažino 2 metus. Klaipėdos policijoje dėl vagystės iškelta byla, o vakare po darbų grįžę žmonės netolimoje Reikjaviko gatvėje rado dar 3 apiplėštas mašinas. Pilietis iš dar vienos mašinos taip pat buvo nugvelbęs moterišką striukę, kurią matote ant jo visai nenuodėmingo kabutėse kūno. Apklaustas policijoje, jis paleistas namo. Ateik. Penktadienio pavakarę sausio 15-osios ir Pilies gatvių sankryžoje susidūrė 2 viena kryptimi važiavę automobiliai – Baltarusijos pilietis ir lietuvis su Mazda. Taigi, kuris kurį taranavo. Žiūrėkit, kur lemputė mėtosi, matot, priešrūkinė lemputė ten mėtosi. Gal netyčia? Baltarusis savo avariją ES šalyje fotografavo it nepasitikėtų mūsų teisėkuro. O ko čia nepasitikėti? Čia niekas istorijoje neklastoja. Pagal apgadinimus ir rasta lemputė ant žemės nustatyta, kad Mazda išklydo iš savo eismo juostos. Tad važiuojame į degalinę ir pildome eismo įvykių deklaracijas. O dabar keliamės į mūsų ir jūsų rubriką Filmuoja reido reporteriai. 44 kartą filmausi. O. Ar rimtai? Jo, kur 44 kartą dabar nusifilmavo laidoje. Čia yra Mindaugas, reido agentas. Reido agentas, va. Klaipėda, Mogiliovo gatvė. Ta gatvė pavadinta Baltarusių miesto vardu, kai dar Klaipėda draugavo su to miesto pionieriais, darbininkais, studentais ir moksleiviais. Tai buvo seniai, kai dar nebuvo mobiliųjų telefonų. O kai jie atsirado, tai dingo savisaugos jausmas pas mus taip pat. Štai eina mergina per perėją, net nesižvalgo į šalis, ausise ausinės, žvilgsnis įbestas į telefono ekraną, o taip gali ir atsidurti prie Švento Jobo vartų.
Šiaip lyjant lietui štai taip įvažiuoti iš šalutinio kelio į judrią magistralę ir šauti iš karto į antrą juostą yra labai drąsu. Tai labai drąsaus vairuotojo požymis. Tik kitą kartą galėtų vairuoti taip, kad keliu važiuojantiems netektų stabdyti netikėtai. Jau galvojame, šioje rubrikoje nekalbėsime apie BMW. Bet kur tau, kai lygesnis už lygius pavaro degant raudonam šviesoforo signalui? Kodėl mes turime tylėti, ką, kai 6X taip važiuoja? Arba kodėl mes turėtume tylėti, kai pastoviai yra pažeidinėjimas taisyklės prie kretingalės, kai varoma prieš eismą. Primename, kad šioje vietoje po tokių pavairavimų yra buvę ir žuvusių žmonių. Naktis Šilutės plente mums primins, kad čia dar yra užsilikusių pėsčiųjų perėjų. Ir gerai, kad tas antroje juostoje sustojo ir dėdukas sustojo. Taip pat primename, kad tai labai fatališka ir pavojinga pėsčiųjų perėja. O čia naktis Kaune, gimtoji Vinco Krėvės ir kovo 11-osios gatvių sankryža. Ir tai pavaro prieš eismą žiedų prelegentas ir naktis, ir lyja, ir pasiklystė žiede. Tai reiškia girtu būti. O čia naktis Šilutės plente. Stebėkite šitą veikėją priekyje. Jis šaudamas į prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelę galvoja apvažiuos greičio slapinimo kalnelius. Na tiek to, apvažiavo. Bet išvažiuodamas vos nenukirto mūsų reporterio. Čia tai geras. O čia ne naktis, o čia diena. Diena Dubysos gatvėje ir kur reikia žiūrėti, kad taip šautum į šalutinės mechanizacijos gatvės. Na kur? Gerai, kad stabdžių žarnelė netruko. Būtume čia turėję reikalų. Reido agentas Mindaugas, kuris laidoje filmavosi jau 43 arba 44 kartus, mums atsiuntė šią vaizdo apibraižą iš Dituvos, kur nuvažiavimas nuo kelio įvyko aiškiai dėl per didelio greičio įvažiuojant į apsisukimo vietą. Ir pirmą laidos ir rubrikos dalį pabaigė veikėjas iš pietinio Plungės aplinkelio, kuris lenkė štai taip važiuodamas priešingą kelio pusę. Kažin kuris dingtų, jeigu iš priekio kas atvažiuotų. Kur? Čia vis atsiranda veikėjų, komentatorių, kurie sako, kad mes rodome menkus pažeidimus. Mielieji, nuo mažų pažeidimų prasideda dideli pažeidimai. Dabar mūsų pertrauka reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Nuo policijos nepabėgo girtas vairuotojas vairavęs Audi su rimtu varikliu, kam lapkričio pabaigoje užkliuvo gėlių vazonas ir aišku mūsų ir jūsų rubriką filmuoja Reido reporteriai. Ačiū, kad nekantriai laukėte antrosios Reido dalies, o mes dabar rodome tai, ką žadėjome iki anonsų ir reklamos. Šeštadienio rytą Klaipėdos kelių policijos biuro ir patrulių rinktinės pareigūnai automobilius stabdė Baltijos prospekte, Dubysos ir Minijos gatvėse. Su Baltijos prospekte sustabdyto automobilio vairuotojui pakalbėjome apie vaizdo registratorių naudą. Не спорить потом. Понял. Тогда вы вышли где-то на камеру там, но вычислили, что кто прав. Вот было бы. Понял. Ну, я тоже так думаю, что чтобы никаких споров потом не было, регистратор нужен. Na štai, mes irgi sakome, kad vaizdo registratoriai atneša tik naudą ir pačiam, ir tam, kuris jaučia, kad gali būti nufilmuotas. Šiuo keliu dažnas traukia iš stintų žvejybos. Kaip kimba, vyrai? A iš žvejybos važiuojat? Ką? Iš žvejybos važiuojat? Kaip kimba? Bet kelios stintelės pakimba. Aš žodžiu. Kelios. Ne stintom kvepia, ne alkoholiu, stintom kvepia. Svarbiausia, kad stintom, ar ne? Čia dabar viskas turi būti, mes turime. Žuvis? Iš karto kita stinta. Baltijos prospekte visi tvarkingi ir drausmingi, kaip tampa jau įprasta mūsų gatvėse ir keliuose. Vėliau Reidas persikraustė į Dubysos gatvę. Kodėl vaikas nepririštas? Miega. Miega, supratau. Kiek vairuoja? O, vaikelį. Vaikelį. Patyrusi vairuoja. O štai ir drąsus vairuotojas, kuris penktadienis išgeria papūslę alaus, o ryte vairuoja. Jis savo normą žino. Ėmės visi. Nu, o tai ką gerėt vakar? Kaip įpreit savaitgalį, tą patį bambaliuką. Aha. Ir savaitgalį irgi sustabdės. O kiek praeitą savaitgalį įpūtėt? Nulis. Tai čia tradiciškai. Penktadienis, bambaliukas. Ką? Tradiciškai. Nu, ne tai. Supratau. Nu va, matai, žino savo normą. Gerai, ačiū. Ta žvarboką rytą vairuotojai dar buvo tikrinami Minijos gatvėje, o dabar kraustomės į kitą siužetą, nes kaip jūs supratote, tai buvo itin tvarkingų, drausmingų ir blaivių vairuotojų rytas.
O vakaras vienos akcijos dalyviams, per kurią turėjo kažką pačiupti ir kuo pigiau, atėjo prastas. Reidas kartojo ir kartos, kad teritorijose, jeigu nėra kelio ženklų, reikia laikytis dešinės rankos taisyklių. Ir BMW šiuo atveju nekaltas, tai jo nepraleido Volkswagen Jetta. Labas vakaras. Nekaltas esat, supratau. O galvojat, kad praleisius ar ne? Kaip? Tiesiog jūs turėjo praleisti, aš supratau šitaip. Nu jo, nu aš nemačiau, čia stovėjo mašina. Ai, stovėjo šičia. O čia negalėjo stovėti iš tikrųjų tą mašiną. Čia dėl to, kad pilna žmonių. Štai tokia istorija, norėjo kaip pigiau, o išėjo, kad net ugniagesiai gelbėtojai ir techninė pagalba buvo iškviesta į įvykio vietą. Vieni, kad sutvarkytų katastrofos vietą, o kiti, kad išvežtų nevažiuojančias mašinas. Ale kaip reikia susidurti, kad mašina tampa nebevažiuojanti ir dar teritorijoje, ir tai dar ne viskas. Vėliau į ligoninę kreipsis Volkswagen Jetta keleivis. Jis po avarijos pasijuto blogai. Ir tai dar ne viskas. Volkswagen Jetta ekipažas aiškins, kad BMW parlėkė. Ale baikit, jūs nežinote, kaip atrodo mašinos po tokių žodžių parlėkė. Naktį šeštadienio sekmadienį Klaipėdoje apie 2 valandą vyko girto vairuotojo gaudynės. Per incidentą sudaužyti 4 automobiliai, tarp jų policijos Volkswagen Passatas. Sužeistas vienas pareigūnas, bėgliui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Jo automobilyje Audi A6 rastas padirbtas vairuotojo pažymėjimas. O buvo tai. 2 kelių policijos ekipažai darbavosi Taikos prospekto ir Smiltelės gatvių sankryžoje, kai stabdomas nestojo automobilis Audi A6. Jo vairuotojas padidino greitį ir nurūko Taikos prospektu. Tai matote savo ekranuose. Savo ekranuose matote vaizdus iš 2 policijos automobilių. Vienas ekipažas, nauja Škoda Octavia, nusivijo bėglį, kuris iš Taikos prospekto pasuko į Statybininkų prospektą, po to iš karto į Žardininkų gatvę. Bėglys ir gaudytojai apvažiavo visą rajoną, tačiau vėl prieš išvažiuojant į Statybininkų kelią pastojo antras policijos ekipažas su automobiliu Volkswagen Passat. Ta matote dabar. Bėglio automobilis trenkėsi į policijos automobilį bei kelkraštyje stovinčius automobilius Peugeot ir Ford Scorpio. Kadangi avariją sukelusio automobilio vairuotojas elgėsi agresyviai, nelipo ir nevykdė teisėtų policijos reikalavimų, buvo panaudotas elektrošokas. Vairuotojui Maksimui nustatytas vidutinis girtumas 1,93 promilės alkoholio. Labas rytas, gerbiamas Maksimai. Maksimas puikiai žinomas policijos pareigūnams. 2013 metais po savo gimimo dienos jis su tuo pačiu automobiliu Klaipėdoje jau buvo sustabdytas girtas. Tada jam buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,21 promilės alkoholio. Teismas buvo nusprendęs, kad jis negali vairuoti 24 mėnesius ir jaunuolis turi sumokėti 579 eurų baudą. Negana to, po šio nakties incidento apžiūrint automobilį rastas itin prastai suklastotas vairuotojo pažymėjimas. Į kortelę įklijuota Maksimo nuotrauka, tačiau gimimo metai ir pavardė yra kitos mens. Dėl dokumentų klastojimo iškelta atskira byla, o Klaipėdos kelių policijos biure pradėtas tyrimas dėl avarijos, per kurią sužeistas kolega, nes į ligoninę vėliau kreipėsi policijos automobilį vairavęs asmuo. Pareigūnui sumušta galva, jis paleistas gydytis namo. Taigi naktį iš šeštadienio į sekmadienį Klaipėdoje netruko dramatiškų įvykių. Netrukus po girto vairuotojų gaudynių vyko dar vienas rimtas ir girtas incidentas. Šlapiose Klaipėdos gatvėse prisiskraidė automobilis Peugeot 407. Po 3 valandos nakties policijos ekipažas gavo pranešimą apie neramumus viename naktiniame klube. Naujo uosto gatve skubantis pareigūnai atsirėmė į ką tik įvykusią avariją. Iš automobilio Peugeot dar rūko dūmai ir bandė išlipti 3 jaunuoliai. Vienas pabėgo, kiti 2 liko avarijos vietose. Jaunuoliai sužeidimų išvengė, nors mašina sudaužyta stipriai. Kasparai, kaip čia pavažiavai dabar? Labą dieną. Nu Kasparai, kaip pavažiavai? Be komentarų. Kodėl? Iš kur važiavai tada? Geras klausimas. Lengvas. Gerai, į kur važiavai? Kasparai, nu labai lengvi klausimai. Kasparai, nu, nemalkim iš knygo. Važiavom iš baro į barą. Nu va. Viskas. Pavairavom. Gerai, be komentarų. Pavairavot. 203. Kasparai, turi vairuotojo pažymėjimą? Aš tiesiog pasitikėjau žmogum, kuris pasakė, kad aš galiu vairuoti. Ai. O mašina kieno? Kasparo? Ai, Kasparo mašina? Kasparo mašina. Supratau. Gerai, nu pažiūrėt, ką jūs pridirbat. Pridirbau daug. Matau. Žinau. Matau. O taip, Kasparas. Taigi automobilio ekipažas skriejo iš vieno klubo į kitą, kai jų kelyje pasimaišė akmeninis gėlių vazonas stovėjęs saugumo salelėje. Gėlės, juodžemis, pudinės šukės pasklido didelėme važiuojamosios kelio dalies plote.
Automobilio savininkui ir vairuotojui Kaspariui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,3 promilės alkoholio. Įvykio vietą sutvarkė ugniagesiai gelbėtojai. Sudaužytos mašinos likučiai išvežti į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę, o vairuotojui gresia nemenka bauda, taip pat keliems metams netenkant vairuotojo pažymėjimo. Gal sakome, užteks tų dramų Klaipėdos gatvėse, kraustumės į mūsų ir jūsų rubriką. Taip mes atkeliavome iki mūsų ir jūsų rubrikos filmuoja reido reporteriai. Degant raudonam šviesoforo signalui, Šilutės Dubysos gatvės sankryžoje bando įvažiuoti pilietis antroje eismo juostoje, nors retas pėsčiasis eina per perėją. Retas, bet jis teisus. Vilniaus plentu važiuojant nuo Jakų žiedo Klaipėdos link, tai tokių, kurie parsineša didesnių nei protingų greičių yra daug, tačiau kur jie nuskubės iki kamščio galo, ar iki tokio vilkiko vairuotojo, kuris pradeda stumdytis kelyje, neva sako traukis, man reikia kairę pasukti. Šilutės plentės sankryžoje su Vingio gatve vienas pilkos spalvos prelegentas labai drąsiai pasuko kairėn. Tiesa, filmuotoje medžiagoje baisiai neatrodo, kaip tikrame gyvenime, antraip nerodytume, jeigu nežinotume. Įprasta situacija Taikos prospekte prie Vėtrungės, kai netenkantis kantrybės suka per dvigubą ištisinę, nebaudami ir nebijodami nieko. Nežiūrėkite į mašiną priekyje, nežiūrėkite į mašiną ir kairėje ekrano pusėje, žiūrėkite pėstį, jis lašikus iš dangaus gaudo, jam keista, gruodis jau pucėjas, o dar nesninga, tik lyja kažko ilgai ir nuobodžiai. Ir dar kartą grįžkime į Taikos prospektą, kai sankryžoje su Paryžiaus komunos gatve vienas įvažiavo per geltoną ir prašau, turi nei pirmin, nei atgal. Tie kiti iš šono atvažiavėliai tai irgi galėjo palaukti, kol sankryža ištuštės, bet tai štai, prašau. Savaitės pavairavimas pas mus atkeliavo iš Klaipėdos, iš Taikos prospekto, kur skiriamoji juosta apaugusi žole. Tai čia žinokite BMW, kaip tikras BMW pavarė prieš eismą ir dar į knaipę užsuko prieš mūsų reporterio nosį. Šiandien tikrai viskas, pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro per Baltikum televiziją rodys reidą. Būkit aplankyti ir nepaslyskit, bei nesušalkit. Sudie.